Krim tüvül Lietuva, Jeremis tuvmuş bizge. Simirbi, Çaborbi, bi kaplandı, butroh kermeni mahtalgan. Sıylı beyleri zerette astraldı. Pelėsiais ir kerpe paaugus aukštai, trakų štai garbinga pilis, jos aukštus valdovus užmigdė kapai, o ji tebestovi dar vis. Karailarnai Trocha kiltirdi Vytautas. Karaimus į Lietuvą atvežė Vytautas. Jie buvo jam ištikimi tarnai, užsiimdinėjo daržininkystę, augino agurkus, jie saugojo Trakų pilį. Trakai džiaugiasi jojo pareikimais, mūrinė bažnyčia, juodais karaimais. Čia Maironio yra eilėraštis apie Vytautą ir Trakus. Pabaigoje Vytautas, kariaudamas su Aukso orda, ir atsivedė karaimus. Lietuvoje atsirado tiurkiški elementai, kurie yra labiausiai nutolę į vakarus. Na, apie Vytautą liko įvairios legendos, padavimai. Jo vardas buvo labai gerbiamas ir vėliau iš originalių dokumentų liudijančių, kad jau Lietuvoje buvo karaimai, yra vedybinis kontraktas. O nuo 1441 metų karaimai gauna savivaldos teisę. Tai, kad Lietuvoje būtų suteikta magdeburginė teisė nekrikščionims, tokio fakto nėra. Taigi pagal šitus nuostatus buvo tvarkomas ir vėlesnis karaimų čia teisinis tas gyvenimas. 380 šeimų atvežė Vytautas pirmą kartą, o šeimos buvo didelis. Ne veltui juokdavosi gimnazijoje, dar atsimenu. Karaimai, tavo vaiko 3 vežimai. Tai matyti, iš tikrųjų buvo didelės šeimos, kartu tie riteriai jojo, vadina, su savo vaikais. Ir dėl to tiek ir susidarė, kad visi pakraščiai Trakų pilies buvo atiduoti karaimams saugoti. Be abejo, kad vaikų buvo žymiai daugiau anais laikais negu šiandien karaimų šeimose. Ne tik karaimų šeimose, iš viso daugiau vaikų. Teisingai, čia jūs labai gerai žinote, aktorė, būtent koks skirtumas. Šiandien mes žinome, kad Lietuvoje gyvena apie 300 žmonių iš viso karaimų. Tai skaičius labai mažas. Bet istorijos bėgyje niekada karaimų tauta ir nebuvo skaitlinga. Šitas irgi aiškus dalykas. Karaimai Trakuose turėjo savo žemės paskirtas dar iš seniausių, galbūt ir nuo didžiojo Vytauto laikų.
Derliaus šventė, karaimiškai vadinasi orachtojų. Šventės metu buvo pinamas didelis gražus vainikas ir labai iškilmingai tas vainikas buvo kabinamas mūsų šventovėje Kenesoje, dainuojant specialias tokias tai šventė kūriamas dainas. Paskutinis vainikas buvo pakabintas dar iki karo 1938 metais. Mirties strėlės nori sunaikinti mano tautą, lyg paukščius medžioklėje. Yadavi krançnin tügendi alnından köçlü hastalıknin unlular kiçiler. Irak şağırlarında biznin karindaşlar tuvmuş yerini. Nors ir toliausiai gyveni, šią žemę net sapnuos, prisimeni ir negali neaplankyti jos. Te paslapti vaikučiai mūs, paaugę sužinos, ką šaukia iš svečių šalių, miestelin Lietuvos. Берись. Kesti şrimler de keskiler köylüsü. Şağırında trohnun karaylar boladlar, beylik kermenlerinde krupnikni içadlar. Dostluhta boladlar semizaščechlarba. Saugo karaimai, Trakų miestas slauna, pilyje karalių, krupniką ragauja. Broliškai gyvena, srebia, sriubą riebia, kol dar neataušęs kibinėlį griebia. Kirkliu, jas priekšė varyti. Jak się piecze łatkierki? Jas priekšė atspiečiu. Уже барisi? Bari. To gali eit būnus toką. Liūdesys pranyksta lyg naujai užgimus, vos tik tai kibina ima karaimas. Буду жабі трохи. Kim? Біля мене. Kila bulur bizga de razım kelmeye. Напевно. Vyresnioji karta išmirus ir paskutiniam kunigui mirus, dabar mes neturim, taip sakant, religijos tų tradicijų, tačiau yra likusių nemažai liaudės tradicijų, kurios dalinai prisilaikom. Tai vestuvinės tradicijos, ypatingai sužadėtuvės, yra išlikusių literatūros, išlikusios poezijos, iš vestuvinių apeigų. Tik išlikusi. O žurnalo nebėra. Buvo žurnalas Panevėžyje Onarmach, čia ėjo Musil Karaimska. Nėra tų žurnalų. Taip, be abejo, jokių leidinių dabar neturime.
Anksčiau Vilniui išeidavo žurnalas Mysl Karaimska, tai buvo istorijos ir literatūros mylėtojų leidinys, kurio paskutiniai numeriai išėjo dar po karo Lenkijoje. Jau Panevėžyje ėjo žurnalas Onarmach, pažanga, karaimų kalbai, Onarmach reiškia pažanga. Atgimimas gal, tiksliau, Onarmach atgimti, Onarmach atgimimas. Pažangus atgimimas. Biyik tavanın tabanına da kimi gaytim aşının tüdümle bu dağlara. Keneso, jeigu ją mums iš tikrųjų pavyks gauti, mes norėtume įsteigti Karaimų kultūros centrą. Tautinis atgimimas, kuris prasidėjo Lietuvoje ir kuris palėtė lietuvių tautą, rusų tautą ir lenkų, visas tautas gyvenančias šioje žemėje nuo seno, jis palėtė taip pat ir Karaimų tautą. Kultūros fondo pirmininko profesoriaus Kudabos inspiruoti susirinkom įsteigavo kultūros rėmimo grupę. Dvasingumo ryšys, kuris faktiškai liudija esant tauta, jis palaipsniui nyksta. Vadinasi, dabar mūsų yra pagrindinis uždavinys tą dvasingumą kažkokiu būdu atgaivinti, sustiprinti jį, įteikti žmonėms, kad tai yra iš tikrųjų gražu ir gera būti kitos tautos atstovų. Tai dabar, kai toks didelis dėmesys iš visuomenės karaimams, tai tuo pačiu ir tarp karaimų irgi atsiranda interesas tą norą, tą dėmesį patenkinti. Karaimų liaudies dainas pirmą kartą, žinoma, išgirdau iš artimųjų. Jas man dainuodavo senelė, dar ir dabar tebe gyvenanti Trakuose, ir tėtis. Ypač man įsiminė jo dainuojamos lopšinės. Ir daugelį karaimų liaudies dainų iki dabar atsimenu išgirstų iš tėčio lūpų. Pernai esu parašiusi tokį darbelį nedidelį apie karaimų muzikinę kultūrą. Gal ateity man pasiseks tai plačiau padaryti. Originalios, grynos karaimiškos melodijos, žinoma, yra artimos visom rytietiškom, su būdingais rytietiškom melodijom balso užteisimais, kintančių metrų ritmu. Kobuzley havazını biyanç kuvanç artıra aşırma bu vaktni. İçme süver dostlar bolsun sizge yarik gözler, süverler sarnarlar düşmanlar yıllarlar. Jau keletą metų svajojau studijuoti filologijos kursuose, kad galėčiau pratęsti savo tautiečių tradicijas, atgaivinti tas tradicijas, tyriant karaimų istoriją, kultūrą, kalbą. Pradėjau mokytis Vilniaus valstybinio universitete. Kahreне tenrenin uçraldı ulusta yadavi kırançnin tügendi alnından köçlü hastalıknin unlular kiçiler Vienas iš žymiausių mokslininkų karaimų, profesorius Seraja Šapšalas, mirė Vilniuje 61 metais, mokinių neliko.
Ir todėl šiandien mes negalim pasigirti jokiais mokslininkais, kurie užsimtų specialiai karaimų klausimų, ar karaimų kalbos, kuris yra labai svarbus ir reikšmingas, arba karaimų istorijos klausimais. Todėl nėra ir knygų. Mes šiandien gauname daug jau pasiūlymų parašyti karaimų istoriją, leidyklos mus labai remtų, jeigu mes tokią studiją galėtume parengti. Manau, kad kada nors ateityje mums tai pavyks padaryti. Lygiai taip pat mes gavom pasiūlymą šiandien išleisti žodyną karaimų lietuvių arba lietuvių karaimų. Dar turim didesnių planų išversti poeziją į lietuvių kalbą ir atspausdinti ją. Būtų geriausia, jeigu galėtume išleisti poeziją 2 kalbom. Originalo kalba, tai yra karaimiškai, ir čia pat vertimą lietuvių kalba. Tokiu atveju toks leidinys turėtų didelę ir mokslinę vertę. Bisulanlar. Bisulanlar. Bis karaylar. Bis karaylar. Bis yüreğine bis karayçı. Bis yüreğine bis karayçı. Bisulanlar. Bisulanlar. Bis karaylar. Bis karaylar. Bis yüreğine bis karayçı. Bis yüreğine bis karayçı. Tirlik bunda edi, Litva beylik šaharında. Küçün kipler edi habar. Čia plakė Lietuvos širdis, valstybės išdidžių ritmų ir plūdo žinios iš kraštų, iš tolimų ir artimų. Išvyko Vytautas narsus, į žygį Krymo chaną keist. Totorių karaimų daug atsivežė jis tais laikais. O metai bėgo kaip vanduo, sugriuvo rūmai saloje, tačiau gyvena praeitis, nes karaimai saugo ją.